Įsitaisykit patogiai. Galite sėdėti, galite gulėti, kaip jums norisi. Ir iškart ramiai užsimerkiam. Užsimerkiam švelniai. Pastebėkite savo dabartinę būseną. Kaip jaučiuosi dabar. Ramiai toje būsenoje pabūnam, pakvėpuojam. Atpalaiduojam kūną, leidžiam jam patogiai pailsėti. Ir visiškai nuraminam kvėpavimą, sutolyginam savo kvėpavimą. Tegul jisai teka mūsų viduje kaip kokia labai tolygi vandens srovelė. Kyla aukštyn, kyla žemyn, šiek tiek daugiau dėmesio jį sutelkiam ir suvienodinam. Galite kvėpuoti per nosį, per burną, nesvarbu. Ramiai stebim, kaip lėtai ir kaip ramiai mūsų kvėpavimas dirba. Tegul tai būna natūralus procesas. Šiek tiek prailginam tą kvėpavimą. Ir kelis tokius gilesnius įkvėpimus. Su iškvėpimu atpalaiduojam visiškai savo ir kūną, ir vidų. Tarsi išleidžiam visą įtampą. Su įkvėpimu surenkam, giliai įkvėpiam ir su iškvėpimu pilnai paleidžiam. Po to iškvėpimo pajauskite tokį malonų ramybės jausmą ateinantį viduje. Pajauskite ir tai, kas jūs supa, tą erdvę, kuri jūs supa šiuo metu, galbūt per šiandien dieną ar per šias kelias dienas jaučiat, kad prikaupėt aplink save visokiausių kitų žmonių ir jausmų, ir emocijų, darbų, reikalų, tai švelniai ramiai jos patraukiam, galit net vizualizuoti, kaip pasidarom savo daugiau švarios erdvės, kad galėtume ramiai toliau keliauti. Net ir mintimis, vaizduotės pagalba galime iš galvos tarsi viską pastumti, išimti, padėti į šoną dabar tiek reikalus, tiek problemas. Viską ramiai patraukiam, pasidarom savo vietos. Pasidarom savo tokią erdvę, kad būtų mums ten gera, ramu, saugu. Ir iš karto tą erdvę pradėkime pildyti. Pildykime mes ją. Ne šiaip bet kuo, pasirinkite kažkokį tai jums labai ramybę skleidžiantį šaltinį. Gali būti gamtos šaltinis, galite iš vis savo susikurti kažkokį šaltinį. Pabandykite jį pamatyti kažkur, ar tai prieš save, ar virš savęs. Ir leiskite jam po truputėlį pradėti pildyti jūsų tą erdvę aplink jūs. Galite vizualizuoti kaip kažkokią tekančią spalvą ar tekantį srautą, kuris ramiai pradeda keliauti link jūsų ir pradeda pildyti jūsų visą erdvę. Visą energetinį kūną užsipildom šitų savo pasirinktų ramybės šaltiniu, jos skleidžiama ramybė. Pasidarykime aplink save tokią erdvę, kad jaustumėmės visiškai ramiai. Tegul tas šaltinis jums padeda, semkitės iš jo tos ramybės. Matykite, vizualizuokite.
Ir galbūt net natūraliai po truputėlį pradeda kurtis kažkoks ir vaizdinys aplink jūs. Kažkokia erdvė, kurioje jūs galite save vizualizuoti, matyti, kur yra tos ramybės. Tai gali būti jums jau pažįstama vieta, gali būti ką tik sukurta vieta, bet pilna būtent tos pačios ramybės, kurią skleidžia ir jūsų šaltinis. Galbūt kažkokia gamta, galbūt kažkokia jums pažįstama vieta viduje. Vizualizuokite save ten ir būkite ten visų vidumi, pajauskite tą ramybės pojūtį. Semkitės juo, kvėpuokite juo, įsileidžiam į savo kūnus. Stebėkite, kas vyksta, kaip kūnas reaguoja. Stebėkite, kaip jūsų kūnas ir vidus rimsta, tarsi ta ramybė, ta energija. O truputėlį vis labiau ramina jūs, įneša tokią naują, ramią gyvybę į jūsų vidų. Visa jūsų gyvybė sulėtėja, labai maloniai, paprastai. Galite jausti ir širdies plakimas nurimo. Ir visas jūsų kūnas pasidaro ramesnis. Sutelkite daugiau dėmesio į tas vietas, kur jaučiate kažkokį tai nerimastingumą, nerimo galbūt. Bandykite tas vietas užpildyti šitą ramybę, tarsi norėtumėte užpilti tuo srautu savo krūtinę arba būtent kažkurią konkrečią vietą, kur jaučiate, kad yra prisikaupę to nerimastingumo jausmo. To jausmo, kuris blaško jūsų ramybę. Galbūt tai protas, galbūt tai širdyje kažkoks jausmas. Ramiai susitelkėme į tas vietas ir jas pradėkime pildyti, tarsi užlieti tuo jausmu, ramybės jausmu. Stebėkite, kaip tos vietos po truputėlį transformuojasi, kas jumise vyksta, kokio jausmo daugėja, kokio mažėja.
Ir ramiai po truputėlį užfiksuokime tą būseną, kurioje dabar esame. Pastebėkite ir kūnas, kaip jaučiasi, ir širdis. Stebėkite ramybės jausmą savyje, koks dabar jis yra. Stebėkite ir protą, tarsi iš toliau. Užfiksuojam visą tai, visą šitą būseną tarsi įsirėminam savo ir atminty, ir kūne, sakydami savo, kad aš galiu taip jaustis, aš turiu savyje tiek ramybę ir galiu ją išsinešti į savo dieną, į savo gyvenimą, į savo kasdienybę. Ramiai padėkojam savo kūnui už skirtą laiką, savo, padėkojam savo už sukurtą ramybę, paprastą, nuoširdžią ramybę. Po truputėlį giliau pakvėpuojam, švelniai sugrįšime